Štai keletas ryškiausių ir įtakingiausių figūrų, kurios formavo įteisintų vagių pasaulį Sovietų sąjungą. Vienas jų – Vasilijus Babuškinas, pravarde Vasija Briljant. Jis laikomas paskutiniuoju tikriuoju vagimi ir vagių tradicijų saugotoju. Tai buvo legendinė figūra praleidusi kalėjimuose beveik 40 metų. Jis griežtai pasisakė prieš bet kokius ryšius su valdžia ir priešinosi naujoms tendencijoms. Kuomet vagis pradėjo lysti į politiką ar verslą. Mirė 85-aisiais kalėjime, tapdamas senosios kartos simboliu. Viačeslavas Ivankovas, pravarde Japončikas. Nors jo šlovės viršūnė buvo 90-aisiais, jis tapo autoritetu dar 74-aisiais. 8-ajame dešimtmetyje Maskvoje subūrė gaują, kuri persirengusi milicininkais plėšė šešėlinius verslininkus. Jis buvo vienas pirmųjų supratusių, kad senasis kodeksas keičiasi ir pradėjo kurti ryšius tarp kriminalinio pasaulio ir kylančio verslo. Aslanas Usojanas, pravarde senelis Hasanas. Vienas įtakingiausių visų laikų įteisintų vagių, kurio karjera prasidėjo dar 7-ajame dešimtmetyje Gruzijoje. Jau tada jis kontroliavo didelę dalį už Kaukazės šešėlinės ekonomikos, jo klanas buvo vienas galingiausių Sovietų sąjungos viduje, vėliau, žinoma, persikėlė į Maskvą. Ir kaip supratote, ilgą laiką ši kasta egzistavo tik kalėjimų sistemoje. Tačiau 9-ajame dešimtmetyje Sovietų sąjunga pradėjo byrėti. Silpnėjo valstybės kontrolė, atsirado juodoji rinka, neoficialūs verslai, ir įteisintis vagis turėjo tai, ko neturėjo kiti – disciplinuotą tinklą ir autoritetą.